Paskambinę į registratūrą klausėme, kiek dabar tektų laukti ortodonto konsultacijos. Negaliu pasakyti, bet bus ilgas laukimas, žinokit. Čia bus metais 2, 3, 4, 5 metai, negaliu pasakyti, žinokit. Apie 1200 laukiančių pacientų jau turim. Žinokit, čia yra kažkoks tai absurdas. Pagal mane. Čia yra iš tikrųjų labai didelės eilės ir, nesulaukiam, žinokit, einam privačiai kažkur tai. Graudu ir tikrai ieškočiau alternatyvų, bet taip neturėtų būti. Vestumėm pas privatą ir dabar radam pas privatą, kai reikia. Pasirinkimo nėra labai didelio, tikrai laukti nenorim. Aš kaip paprastas žemės akmenėlis įvertinsiu iš savo tokios jausminės perspektyvos. Gaila, liūdna. Žalgirio klinikoje dirba 3 ortodontai po 4 etato. Tik tai konsultuojančios specialistės, tai čia nėra ko stebėtis. Bet tai nepilnai etatais dirbančios. Per savaitę ortodontai priima iki 5 naujų pacientų. Jei niekas nesikeis, šiandien į eilę įrašytas pacientas pas ortodontą klinikoje pateks po 5 metų. Žalgirio klinika, kaip matyti iš jos skelbimo, už etatą ortodontui siūlo iki 6600 eurų neatskaičius mokesčių arba apie 4000 į rankas. O štai privačios klinikos skelbimas siūlo iki 10 000 į rankas. Nuo 2 kartų iki 5 kartų gali skirtis. Jų netenkina mūsų siūlomi atlyginimai, o mūsų siūlomi atlyginimai peržengia bet kokias jau ribas, kurias mes galim kaip viešasis sektorius siūlyti tokiems specialistams.